Sveiki gyvi. Taigi, dar vieną pradame laidelę iš Notkaus ralio gyvenimo ir ne tik. Pradėkime nuo pradžių. Paskambino man rally friksai, tai parašė tiksliau man Mantas. Sako, Giedriau, darom pokalbių šou. Jau vienas buvo įvykęs, nori daryti antrą, ar norėtum sudalyvauti šiame šou. Aš kaip vis laik mėgstu visur kažkur dalyvauti, tai iš karto pasirašiau, sutikau. Sako, sausio 31 dieną, susitinkam Vilniuje, ten ir ten. Ar galėsit važiuoti? Bet aišku, jeigu važiuoju į Vilnių, tai reikia nuveikti daugiau darbų. Tai pat štai varom tokį automobiliuką pardaviminį, kuriam praeiti servisą, kad įsigaliotų garantijos ir žodžiu, važiuoju šitą automobilį, nuvarau servisą, tada sužinojo, kad aš važiuoju Irina Jankovska. Sako, Giedriau, man sūnus lanka kartingus, atvažiuok, pravažiuok su kartingais. Na gerai, pasirašiau ir šitai avantiūrai. Jau praktiškai reikia išvažiuoti iš namų. Skambina, sako, Giedriau, ar gali nuvežti vieną daiktą į Vilnių? Paliko irgi vieną ralio fanę pas Dainį Alekną. Tai dabar važiuoju pas Dainį Alekną, paimsim tą vieną daiktą, pasimsim ir šausim tą Vilnių. Pasižiūrėsim, kur mes būsim, pabandysim nufilmuoti, parodyti galbūt ir tos pačius kartingus. Ir galutinis tikslas iš tikrųjų, tai vis dėlto vakaro šou su manimi ir dar bus dalis trižinas, tai žodžiu, pabandysim pakalbėti, atsakyti visiems rūpimus klausimus. Ir dar kartą prisiminti Winter Rally Aukštaitiją. Štai atvažiavam ir pas Dainį Alekną. Tai laukiame, kol atneš mums daiktus. Tai mūsų mobiliukas. Ko čia toks turėjo? Labas. Nu, ką čia atneši? Kas čia paliko? Ava, paliko. Aha, parodėk. Mūsų užmarštuolė kelionė. Jo. Kaip Monte Carlo ralis? Super. Patiko? Labai. Fantastika dar va. Neatsigaunu. Na, tai pagaliau Nivilis laimėjo, ne? Tai viskas aišku buvo jau nuo pirmų minučių. Nu, su to ir sveikinam. Ačiū, Giedriau. Gerai, iki. Gerą vakarą. Tau irgi ate. Tai ką, šokam, lekiam toliau. Lexusas. Štai turim tuščią baką kurą. Reikia užsipilti benzą. Kiek čia pilsim benzą? Kaip galvojate, užteks iki Vilniaus pirmin, ar gal 20 litriukų? Turėtų, ne? Čia ekonominė mašina. Hybrid technology. Kaip vis laik, šiuo metu Vijadoje. Pilam kurą. Kuras bėga. 20 litriukų. Euras 4,9 minus 10% degalam šioje degalinėje. Vis laik nuvarvinam, kad pastinis lašas neįvarvėtų į trauzus, ne? Pukšt. Pasiėm kavytės ir šaunam į Vilnių. Ką, su popkornais, ne? Taigi, kurą užpylėm, kavos turim, galim lėkti jau ir į Vilnių. Vilniau mes atvarom! Toyota tai Toyota, negu Toyota, sako turn right, arba turn to Lexus. Vilnius Lexus. Palikom automobiliuką aptarnauti, o mes šiandien atsiradome Kartlandė. Su šito lenktyninko. Labas. Na, kaip sekasi? Puikiai. Ką mes šiandien darysim, žinai? Važinėsim kartingą? Važinėsim kartingais? Palenktyniausim? Bandysim mane aplenkti? Taip, pabandysim. Ir gerai, šaunuolis. Na, einam į vidų, pažiūrėsim, kas ten gera, ne? Na, gerai. Kažką gal gero rasim, ne? Su Nojum šiandien lenktyniausim. Nojus sakė, čia treniruojasi. Tai nepėščias bus. Taigi, užsiregistravome. Štai trasytė.
Dinamit. Nu, jis iškvietė šiandien mane į dvikovą. Lenktyniausim šiandien su nauja mane. Nauja. Sako, Giedriu atvaryk, nori lenktyniausi tavim su kartingais. Nu tai ką darysi? Nu, varėm į Vilniaus kartlandą. Su naujam. Lėksim su... Kuris geriausias kartingas naujam? Tokias. Koks numeris, neatsimeni? Aš žinau, kad tu važiuosi 10, o aš 10? važiuosiu Aha. 51. 51. Supratau. Žodžiu, jau kartingus įsirinkom. Reikės sulaukti savo laiką. Kokį šalmą? Tu turi savo šalmą, ne? Turi? A man duošia kažkokį gal kitokį šalmą. Štai va, kiek šalmų. Šalmų. Turim. Galėsi nusikaisti. Kurį man sakai imti? Ir šitas. Ta sidabrinį? Tai gali būti sa. Nu, arba žalę, ne? Par žalę. Nu, pažiūrėsim. Pažiūrėsim. Turi šį geresnį. Kokį juodą. Aha. Jo. Alio. Alio. Baigi, aš tu esu vidury kelio su juodai balta vėliava, finišo vadinama, finišo vėliava ant sienos, kaip nuotrauka, jeigu nežinot, ką parodyti. Tai ir pirmųjų ir antrų atveju labai prašysiu pristabdyti. Ir šiandien galėsiu pasakyti. Nu, tok 5. Na? Gerai, variai, aplenkė mane vieną, kad matėjai. Nu, kiek įvažiavai? Aš važiavau. Nu, eina pažiūrėti, kiek čia važiavam. Va, matėjai mūsų laikai. Žiūrėk, va, tavo laikas ir mano laikas. Tai tu man įveži, duok pasveikinsi. Nu, malačias. Matėjai? Tu antras, aš trečias. O taip, va. Nu ką? Tau 30. Ir dar mums kur pasitemti, matau ir biškai greitesnių, bet mes šiandien visai neblogai pavarėm. Nu ką, baigiam šiandien vieną procedūrą, važiuojam dabar atlikti pareigą ralio bendruomeniai. Štai Hebrytė mane paleidžia, atvariau į Lexusą, vėl susirangam savo šmutkės ir varom pagaliau į ralio fiestą, ralio vakarą. Ačiū Vilniaus Lexusui, pasiėmėm savo Lexusiuką ir varom į ralio veidai. Važiuojam. Nu ką, mes kaip visąlaik vėluojame. Lietuvos geležinkeliai. Geležinkelio stotis. Sakė, eini tiesiai ir eini kažkur. O, senai nebuvau čia. Viskas į Rygą. Sakė daug lempučių. Tenai kažkur matau lempučių. Kada bus tinkas važiuoti traukiai. Va, kaltininkai šitą visą renginį. Staty, traukinių. Jo. Jūs čia kaltininkas labiau? A, mes kaltininkai, ne? A, ten yra jau žmonių vidai? Yra. Tai kada pradedam? Fanai.
19:30. Dar palaukiam, renkasi. Dar reiškiasi žmonės, jie. Jo, nes aš skambėjau, blemo, sakau, paskutinis, kaip dalyvis dar paskutinis, sakau, Paskutiniu traukiniu. Jo. Nu? Jaudinės? Ne, čia mes dabar tavęs, jau viskas. Taip, jaudinasi. Nes Tryžnas sakė, kad kalbint tave labiau. Mane? Jo. Apie jaunystę Tryžną paklausyti, man jis net nesako. Ką jis Sakysim, veikia iki ralio. kuriam burelį dainavo šokį. Jo. Gal jam gėda, žinai. Tai eik, pasim kažką. Man tu, kaip sugalvoji, kad reikia daryti va tokios vakarus ralio? Tai mes buvom prieš porą metų jau porą padarę. Sakom, atgaivinti reikia. Nes smagu, žiūrėk, hebra, visi ralių serga. Jo. Labą vakarą. Nu tai gerai, jūs nefilmuosite, aš filmuosiu. Taip, Tinka, gerai. Taigi mes viduje, jau bare. Sveiki gyvi. Malonu. Meister Notkinam. Tu tai buvai prieš mėnesį, ko tu čia dar atvažiavai, galvoji, vėl šitą visiems dariau? Atvažiavau, jūs pažiūrėt. Į mus nematėm čia mūsų, ne? Ne, senai matėmės. Kaip laikaisi? Puikiai, kaip tu? Irgi normaliai. Raliuojam. Tai jau pasivažinėjot vienas varžybas, vienas, kitas, trečias, tai pas mus apšilė jau atlieksit gerai. Nu, tai jau laikas būtų. Jau ruošiat trasą? Viskas ruošiama. Bet dar labai daug sniego pas mus, tai neįvažiuojam. Yra sniego? Jo. Šlapumo. Visko dar turiu. Labą vakarą. Oi, kiek čia tokių žmonių, nu, iš VRC tiesiai. Labą vakarą. Labas, nu. Man tau įdėjo kažkokį šalką, bet mašinoj palikau. Tai gerai, pasirinkim. Nu, senai matytas dalykas. Garso dar kažkelį. Visus iššylę po Winter ralio ir atvykę čia pas mus Rally Friksus į antruosius ralio veidus. Šiandien turim du tikrai labai įdomius svečius. Jie smagiai pasieis ant scenos. Tuo pačiu mes turim tokį dalyką, kaip norim pakviesti, čia matot. Ir čia yra filmas visiems mums. Tai yra didžiosios lenktynės Audi prieš Lanciją, vasario 23 dieną jie pasirodys kino teatruose. kuris atėjo, kaip ir Laurynas jau minėjo, į antrąjį šio tarp sezono renginį, kuriame mes turim ne tik ralio pilotą ir šturmaną, bet ir vieną populiariausių ralio bendruomenės youtuberių. Po mūsų? Sakykim. Giedrius Notkus turi daug iš tikrųjų profesijų, tai apie jas tikriausiai pakalbėsim čia ant sofos. Čia apie mane. Šiaip Giedrius Notkus yra ir ralistas, ir šefas, nes tikrai ne vienam vlogė matėt, kaip jis skaniai užkandžiauja. Jis taipogi yra ir Panevėžio vicemeras, tikriausiai reiktų sakyti taip, atstovas, Mitsubishi tėvas, žodžiu, tikrai net nebejoju, kad ir turėsit jam užduot klausimų. Ir mes užduosim jam klausimų, tikrai yra įdomu, o tie du berniokai jau mašinai sėdi kartu ilgus metus, tai tikrai bus istorija įdomu. Ir aš manau, kad šiandien labai nesigilinsim į šio ekipažo priešistorę, nes priešistorę jūs galite pasižiūrėti. Šis ekipažas praeitais metais turėjo, aš manau, vieną įsimintiniausių jų sezonų. Nebūtinai jis buvo itin sėkmingas, tai būtent apie tai mes šiandien ir susirinkom pakalbėti. Čia tik liūdnai pasakyti. Kad buvo ir smagių emocijų, bet manau, kad tas įsimintinas sezonas ekipažui būtent dar labiau įsiminė, nes prieš kelias dienas vykęs Winteris Zarasuose buvo kaip reabilitacija po antrosios praeitos sezono dalies. Tai nelaukdami kviečiam į sceną, tai Giedrius ir Dalius. Giedrius kaip visada įsijungęs GoPro. Pamajuokit, paklausyt internetą. Prašom ant raudonos špiltės, abuot, sėdėt ant žydėjimus. Giedrius šiandien madingai kaip kokselas vėlavo renginį valandą. Sunku nesidomėt. Prašom vyrai, įstasykit patogiai, turime mikrofonai kampuose. Sezonas tai viskas gerai, raliai čia, testai, dar kažkas tai, bet būna toks laikotarpis kaip rudenį iki naujų metų, iki žiemos ralio ir paskui po žiemos ralio pavasaris. Tai pas mus tų ralių nevyksta ir kažką labai sugalvoti sudėtinga, tai būna, kad kažkas, iš pažįstam kaip Dainis, važiuoja į užsienio ralius, tai sakau, šią turėk. Pamajuokit žmogui, parodykit mus.
Ačiū visiems. Nuotraukos autografai iš Daliaus ir Giedriaus, o mes tuo pačiu su Mantu kviečiam jūs rezervuotis vasario pabaigą. Dar vienas Ralio veidų renginys, lauks jūsų ten pat line-up'e, visa informacija Rally Freaksų Facebook'e. Ačiū visiems. Gero vakaro. Tai ką, šiandien tokia trumpa laidelė. Ralio veidai baigėsi. Ačiū Rally Freaksams, kurie pakvietė mane su Daliumi į šią puikią laidą. Štai tokiam geležinkelio stoties bariukė. Štai Grytė dar bendrauja po ralio, apie ralį ir apie visus kitus dalykus. Tai žiauriai smagu, buvo gera pamatyti visus fanus, visus gerbėjus. Daug sulaukėm įdomių klausimų, pasiekėm, pabuvom smagiai. Tai kitą kartą, kas galėsite, atvažiuokite čia ir paklausykite, bus kiti lenktyninkai, tikrai būna daug įdomių gražių istorijų. O dabar ką, ačiū visiems ir kitų kartų. Ate. Nuvarėm virš 300 kg, 20 litrų neužteka, dega lemputė, fuelau. Ką darysi? Sveiki, Giedrius Notkus, YouTube, subscribe, likinkit. Rally, no sex.